Sveiki, ačiū labai už komentarus, laikus, pasirašymus. Būsiu dėkinga už jūsų dėmesį ir atsakomą į ryšį, kaip sakoma. Tai dabar pažiūrėti noriu jo jausmai jūsų atžvilgiu. Pavyzdžiui, jūs galite jo pasitikėti, ko galite tikėtis iš jo ateityje. Pažiūrim pirmiausia, kas jis toks, kad suprastumėt ar apie jį čia. Oi. Nu, jis toks vienišas, bet labai toksai šiltas. Jisai toks kaip saulė, žinot, vat, pamatot, vat, bet jis vienišas, jis nevedęs. Gali būti ugnies ženklo, toks labai aistringas, žinot, optimistas. Su jo žodžiu kompanijos siela tokia, su jo žodžiu visada gera, linksma, kažkokie įvykiai, žodžiu, nenusėdės vietoj, kažkoks toks, sakau, pozityvas vaikščiojantis. Bet kartu ir jisai toksai labai išmintingas. Ir mėgsta vienatvę, mėgsta, kaip pasakyti, pabūt su savim. Nes galbūt perdega, žinot, visuomenė ir po to grįžta į save. Kokie jausmai jo jums? Stiprus. Labai stipriai prisirišęs. Traukia tiesiog nežmoniškai, žinot. Jūs jam kaip nauja pradžia kažkokia esat. Nauja galimybė. Kurios jisai labai ilgai laukia. Jūs jam imperatorienė, tai aukščiausio rango moteris, tai ta prasme, čia svajonių moteris, aš taip suprantu. Tarp kitko, jūs irgi ugnies galit būti ženklo, arba labai panašių energijų, irgi tokia optimistė, eina į priekį, nesustoja, ta prasme, stipri moteris. Tokia irgi charizmatiška. Ekstravagantiška net kartais gali būti. Nu ir čia šventės, meilė. Ir čia pas jūs kažkokie dar slapti santykiai jaučiu. Kažkokie dar neatsiskleidę. Nu, jisai jūs mato, žinot kaip? Nu, tokia, kaip pasakyti, intuityvę, turinčią, išmintingą labai. Ir mato jūs, kad jum, kaip pasakyti, greitai pasidaro nuobodu. Jūs mėgstat šventės, mėgstat kažkokį judėjimą, bet kartu ir esate šeimos žmogus, ta prasme. Va čia rodo va šeimą, bet tokia irgi ten namuose irgi tokia šventė, žinot, su jumis namuose šventė. Komfortas. Nu, jūs abudu, va, sakau, panašio energijų. Jisai čia, tipo, irgi toks išminčius, čia jūs irgi tokia, nu, labai jūs tinkat vienas kitam iš tikrųjų. Nu, ir jo tada veiksmai. Nu, čia veiksmai po praradimų, čia kažkokios buvo blemba, čia iliuzijos, depresijos, nu, nelabai gerai. Nu, meilė. Staigus kažkokie labai pokyčiai. Gal jisai prarado kažkokius santykius praeitį. Bus staigus pokyčiai, žodžiu. Didelė meilė. Nu, vėl žiūrėkit, kelionę rodo. Gal jis iš kažkur atvažiuoti turi? Jo, čia kažkoks išėjimas. Čia žinot, kaip rodo? Čia rodo, kad jisai
staigus pokyčiai labai pas jį susiję tipo su darbu, jisai kažkaip, nežinau, įtempta ten kažkokia situacija. Ir žodžiu, jisai po to kažkaip tai ten su darbu to kažkas negerai. Ir po to išėjimo iš to darbo pas jį gal atsiranda kažkoks naujas darbas, nes čia labai didelis šansas, ne? Nu ir jo veiksmai. Didelis po praradimo to darbo. Ir didelis labai, kaip pasakyti, nu dideli pinigai. Didelė meilė. O čia didelė meilė. Nu ir kas jūsų laukia su juo? Nu šeima. Čia kažkoks žmogus, sakau, jisai kažkoks buvo praeiti labai skaudintas. Jo, tipo toks bijantis biškeiti, nors ir atrodo, kaip aš apibūdinau, nebūdinga tokiam žmogui, bet ten giliai viduj pas jį yra tų tarakonų. Jo, ten labai sudaužyta širdis kažkokia buvo pas jį. Jis, man atrodo, buvo vedęs kažkada. Jo. Ir jis gal bijo tų santykių, žinot, įsipareigojimų kažkokių, bet čia va praeis transformacija vis. Ir pradės judėti į priekį. Ta prasme, link tų pokyčių, nes nenorės jūsų paleisti. Nu va ir meilė. Didelė meilė po praradimo. Po apgavysčių. Čia vėl antrą darau, vėl labai kažkaip gali būti jisai irgi iš kelionės. Irgi iš kelionės. Aš nežinau, gal mane žiūri kažkas iš toli. Nu jam nežinau, negerai kažkas. Tai gerai, o kokie veiksmai jūsų ateitis kokia? Nu šeima su juo. Čia jis praeis kažkokią transformaciją, praras finansus, darbą, kažkas negerai. Susitvarkys savo tarakonus, ne? Ir ateis kaip imperatorius. Nu aš nežinau, gal jūs bendraujat. Bet galimai jisai toli yra, ta prasme, nes labai rodo, kad jis iš kažkur atvažiuoja, žinot. Galimai jisai toli yra. Susitvarkys tos visus tarakonus, finansinius dalykus ir žodžiu, nes jau pradžioje rodė, kad rodė jūs kaip imperatorienė, nu tai kaip žmona savo gyvenimo pagrindinė moteris, svarbiausia moterį jo gyvenime. Ta prasme, dažniausiai, jeigu taip pagal viską tikinto ezoteriką, ar nežinau, ar visatą, ar aukščiausiam jėgom ir panašiai, mes sutinkam vieną tik žmogų gyvenime, kuris yra mūsų ta, kaip, nu, antra pusė, aš nesakysiu. Nu, tas vienas žmogus, kuris tau skirtas, kaip pasakyti. Mes tiesiog jį galim sutikti, bet su juo nebūti, bet, nu, tipo. Tai vas tas sielos gal žmogus taip pavadinti. Tai būtent jisai ir yra jums tas žmogus, suprantat? Ir čia labai faina, kad rezultatas šeima paremta jausmais, suprantat? Bet čia dar reikia laiko, kol jisai, sakau, susitvarkys su savo tarakonais. Jausmai jo labai geri, gilus, bet pas jį kankina kažkokios baimės. Kažkokios baimės kankina, reikia palaukti, kol jis praeis transformaciją. Ir susitvarkys su darbu. Kažkas pas jį negerai su darbu.
Tai vat. Tai linkiu jum to. Šiaip čia nelabai man parodė maždaug periodą kokį. Pažiūrim, o kada. Vėl žiūrėkit, jisai pats. Nu šiaip greitai. Va šitie lazdų karalius, jis labai greitas, energingas. Nu tai taip turėtų būti greitai. Bet vėl tas pats vyras iškrito, matot? Nu įrodo, kad dabar geriausias periodas tam įvykti. Nu tai tuoj. Tuoj. Jūs gal jau laukėt ilgai, žinot? Čia rodo naktį. O santuokai rodo, kad nu, turi dar, ta prasme, jeigu jau norit šeimos ten kartu kažkokio tai stabilumą, nes aš dabar matau, kad dar nėra taip, kad jūs vat, šeimoje esat. Čia va tiem tinka, ta prasme, kad jūs ten kartu gyventumėt, nes rodo jisai vienas. Tai va šitam bendram jau gyvenimui, tai reikia dar laiko. Reikia dar laiko, bet jau vis pradės judėti link to dabar. O jums reikia paleisti šitą situaciją, rodo kortos. Jo. Ir leisti, kad visata pati sutvarkys viską kaip reikia. Tiesiog paleiskite šitą situaciją. Žinokit, kad viskas bus gerai ir bus gerai. Bet čia irgi rodo, reikia kantrybės. Žodžiu, jums reikia kantrybės. Jokiais būdais jo nespauskite, jis turi pats susitvarkyti viską ten savo. Jokių ultimatumų, jokių tenais, kaip pasakyt, pretenzijų ar dar kažko išlaukite. Jis pats prieis prie to visko. Viskas bus gerai. Tai va. Tai linkiu jums meilės, laimės ir kuo greičiau tas įvyktų. Ačiū už dėmesį.